Dūmai rūksta iš vidaus, susidegė. Oi, tu savo. Susidegė. Bet kaip rūksta, matot? Gerą rytą, gerą dieną, gerą vakarą, ai vakarais dažniausiai žiūrit. Tai ko jūs, a ko gitujanai? Ai ir vėl va bunkeriokį. Trečią kartą šitoj savaitėj. Padabokit, kodėl? Trečią kartą gali serijas, ten indėsi kelias minutės, minutį kokį. Tai vat, dėl toliaučių gyvaikščiau. Tikslas buvo iki 8 ateit, spėjau. Šiandien nuo 8 iki 5 pažiūrim, ko padarysim. Darbelių numatys nemažai. Aišku, viską nesuspėsiu, kiek sugalvojęs, bet labai staliokas norėtus gal pabaigti pagaliau. Negražusgi tokia nepaliksma. Vandeniokų, va vandeniokas koks bus. Bet aš tokią nenorėsiu tikrai. Tai žiūrėsime, kaip čia pasiseks. Kas dar švieseliotė. Ai, ir esmė, kad susvėlis tai nuo kepurės. Sugalvojau užsidėti kepurėm iš plautų plaukų. Ai, nu būsiu susvėlis, žinoma, kas daryti. Ir tikslas, kugeliakų skanų pasidaryti. A kaip pasiseks, padabojam, kaip čia seksis. Kuriam pečiakų, malkiaučių jau paruošta. Bardakėlis kaip visą laiką. Baig, apsvarkysime. Kitoj serija apsvarkysime prieš šventės. O, žievės indėsma iš karto įsikūrė. Ai, visiškai vėjaka nėra. Nieko čia jūs nematot, aišku. Kaminiokas reikia atidengti. Oi, kaip nesmata. 10 netgi šilmos. Opa. Šito lietjuosto reikia prastampyti. Pusrečiai gufi, nevalgiai. Valgysi dabar. Sėdėk. Sėdėk. Valgyk. Dabar jau valgysi. Kavagi skaniausias dalykas. Višta. Vištas nugarėlas. Nu ir susvėlis. Radau kepurytį. Spėkit, kur? Lušnelai. Va. Ir nebūsiu susivėlis. Tiesa, ką dar norėjau paminėti. Dėl reklamas. Va, reklama, kas dar nematėt, jeigu pažiūrėkit 29 serijai. Tai tokia reklama. Ne, ką norėjau pasakyti, kad atsisakiau labai vertingą daiktą. 600 eurų vertės. Sąlygas manęs netenkina. Nu, kaip čia pasakė. Labai suvilioja, bet esmė, kad turėjau reklamuotą daiktą vienoj serijai nuo 8 iki 10 minučių ir kitoj serijai nuo 4 iki 5 minučių ant tarp. Tai negi jau žiūrės tą reklamas. Aš tai tikrai nežiūrėčiau. Nu tai vat. Ir tikiuosi ilgai dar pas man tų reklamų nebus. Tai vat, va, reklama. Dėkoju, o dabar prie darbų. Bandam. Labai gerai. Nu visai neblogai gal. Iš bėdos. O taip ir bus. Ai, tai nemažai parašėt komentarų. Šitą švieselą geresnė. Geltoną, jo, ir man biškai gražesnė. Aišku, man gražiausia, kai abi sujungia. Ir rizikuojam. Nupjaunam šitos. Nereikia man šitų pakabinimą. A kūgi aš noriu padaryti? Aš noriu padaryti. Opa. Kad kelmi būtų. Reikia dabar įskaptuoti taip. Bet įskaptuoti noriu, kad ne kiaurai. Tai biški sudėtinga bus. Nu, su kriaukliu gal lengviau buvo. Eikti savo raikaliuko. Pažiūrėkit kiek. Maškaltų pabandyti, ale labai netikės kalt. Labai sunku, labai kietas medis, uosis. Manoma ir kaltų, bet tai žinot, kiek užtruksiu kaltą. Pusę dienos. Šitiek laiką neturiu. Ne, tai turint specialų kaltų, tai gal kas ir gautos. Čia jau žiaurų nupirktas.
Ne, kalto pagražinti nebent. Ojojų rankytės. Labai pakirta rankas. Na, kiek čia gilint reiks. Na, telpa. Jėga. Nebelabai daug ir gilint. Pasibaigė benzina. O. Nu ko einam benziną pilti. Toks jau bus, kuo aptašam, užtruks mačiai. Pašūtis, nu baika, viena pusė kažkuria bus gražesnė. Pirmą rupiu, kad nesuvelt diskelę, vienas galbė yra. Vis dėlto nešiun pečiuką padžiovinsiu. Va šitų pusį. Norėjau lakuot, bet dar reikia šveist ir va čia šlapia. Negaliu šlapia. Nu ką, skylutę reikia pragręžti. O kokį turi, net nežinau už kur. Įdomiausia, kas įgavosi. Opa! Išbandysime. Super. Kaip norėjau. Nu kuo, bardakėlis baika, nekreipkite dėmesį. Į lentynėlų patraukti. Opa! Čia gal kas įdrų pastatam. Čia nepabandys, nesužinos. Yra. Taip, kibiriukas stovi. Beniuką lašom pyliau, kibiriukas stovi, mailą tik neturim. Kaip šį. Čia kreivai. Čia. Opa. Pasaka, žiūrėkit. Kriauklytė gerai veikia. Eik tu sau. Vau. Nebėra vandenį. Pažiūrėkit, lašai kaip stovi, matot? Asas, gerai. Nu ką, trūksta tik tai va. Bet nenori pirkt. Va, gal ir montuotumėm, kaip nors priklijuotumėm. Ir va, būtų čiki-piki. Nenoriu tų pirkt visakių. Žinot, esmė padaryti čia viskas kuo pigiau. Vienas planas padaryta. Staliukas. Bardakėlis šitas. Pagražėja, palikau biškį rievę specialiai. Kad atsimint, kad družbų buvo apjauta lentas. Vidurinė gražiausia, vau vidurinė. Nu kur reiks nutept paskui? Uždėjau. Aliejų šyla, reikia užverti. Kad užvertų aliejus. Nu žiūrim, kas čia iš atsargų yra. Prisuksma iš visur ir bus gerai, sugalvojau. Dūmai rūksta iš vidaus, susidegė. Eik tu savo. Mėgdėje kaukžė neužsidegė. Bet kaip rūksta, matot? Fu, gult. Dūmos gali. Fu. Palikau kiek atidaryta ir vis tiek. Fu, aliejus. Gerai. Gal dar čia paverda.
darysiu visas. Fu. O. Jau nebesviruoja. Ada nusisuks. Da lentynėlą viršui, tai išvis bus gerai. Ai, super bus. Kam bus pasdėti? Tai sveria. Kasgi čia užstriga? Ne, supranta. Ai, tu strigau, nepralinda. Kaip išnešėm, taip ir nešam. Nu ką, bandys man tepliuoti. Kempinyti. Susgers ir bus gerai. Nebelipsgi, nu, nes susimurzina pastoviai. Aišku, jau dabar pasaugat reikės, jau keptuvės nebedėsiu gal ant stalą. Vau, ąžuolas, eik tu sau vis dėlto, nu. Impregnuoji. Ir uždarysime durį. Jeigu fiuk, negalima, fa. Norėtus bent jau, kad tiek durys atsidarytų. Na, aš pripratęs, ale. Kiek trūksta, vat. Nėra ilgesnių. Buvau vakar šroti. Dar porą atsivežiau, bet dar trumpesni. Nežinau. Nu, sunkiai atsidarinės, žiemų kaip prisnigs. Nebe taip veiksgi. Reikia kažką papildomai sugalvoti. Nu, tai čia dar pažaisiu valandėlų kokiu. Pagalvosiu. Ten gal kaladyti indėsi. Reikia pabandyti. Atrodo paprasta, bet viskągi nemokėsi, nu. Žiūrai gal, kažina kaip pasidarys. Arčiau sidara aš vis. Opa. Gaila, bet teks istorinti. Kitą variantą nėra. Palauk, va kiek net istorija aptajėtų. Turiu parasterolę. Pripjaustysiu ir padarysiu kažkaip. Suvesinu. Ten uždėti. Sunkokai, bet tai laikas nors. Eiktų zaiba. Arba istorint reiks, arba. Prilyja. Vėl galvos. Trečią kartą kažkur tai. Visio, reikia čia tvarkytis. Darytis vakarienį. O šitas pradžiuva neblogai. Nes labai užtruksiu su vakarienį, tai reikia darytis. Skutam bulviotis. Gal užteks. Nu va, sutarkavau, labai nepatogus blidžiokas tarkuoti. Aidą, svaganiuką galima mažutį tarkuoti. Piškį cibulioką, bent pusę. Saujeliotį druskas. Op. Porą kiaušiniakų. Šmakaluot gerai. Nu ir miltų nedaug. Aišku, gaila pieną neturi. Pamiršau. Vakar būt atvežė kaimišką pieną. Pamiršau paprašyti. Labai nedaug aliejaus. Čia aliejaus. Nu va, du pilni. Nu, šaunam pečiuką. Dar biški daugoką žaryjo, tegu pratraukė. Nu, šaunam, ne. Pradžiai netoli. Vienu, taip. Ir antro. Paskui sakeisma, pa kokią pusvalandžioką arba giliau patraukimą. Spėjau 1:10 minučių. Nuimt reikia laikas. Šitas kaip gerai džiūna. Čia apipyliau arbatą. Eisiu vandenę, kol iškeps. Suvaikščiusiu. Vandenioką grėtinės. Specialus padažas bus. Pamiršau. Tai gerai yra gerų draugų atvežė. Reikia tikėtis tuo ir iškeps.
Sukeisti vietam, bet gerai. Gerai, čia apstvarkam ir super padažų reikia daryti. Pradėti tiksliau. Oi, kaip čia karšta. Pamiršau lentynėlų, jau sutema laukia. Ir sulyja lentynėlų einat nešia. Jau sutema. Pusę sulyja, pusę ne. Taip, kol kepa, daram padažiakų. Supūvis svagūnas, nors pasisektų taip. Oi. Ūt. Stiprus svagūnai, tuoj verksiu. Jautienas dešros. Vištienas filė dešrelės. Oba, dar tokių nevalgiau. Česnaką turiu nemažai, galima dėti. Daug sūrė. Nu va, viskas suruošta. Galėtų jau būti iškepį, bet tai dar ne. Dar biškį pašveičiau, bet dar biškį reikėtų. Aš dar spėsiu nulakuoti, nebežinau. Gaila, laiką neturi. Nu va, nutepiau, nelabai matau. Gerai. Dar vienu kartą ir bus valio. Nelempa. Jėga jau čia iškepė traukia. Dedam dešreles. Daug sūrė. Ir dabar daug grietinės. Ir va čia padažiukas. Pasaka bus. Viskas. Vся tabula. Oi. Gaila gražiai nesiims kugelis, bet... Vo. Dar plyka biški. Ir padažiuką. Ir dar būna. Dar grietinės susidedi papildomai, jeigu reikia. Jau žinau, kad bus skana, nes namie tai padarau. Pasisekė, aišku, turėjau kepti formai, bet gerai ir šitas, nu. Nevaidinu, nemeluoju. Aš teisybėgi sakau, kas žino, tai žino. Vau. Eik tu savo. Nu tai taip valgyt nori. Vau. Minkštas. Super. 9-9. Va grietinę susidėsiu ir bus tikrai 9-9. Papildomai. Ir gal vos per sūrą. Kokį procentėlį. Nu tai va. Vau, pasaka. Jau žinau pavadinimų jaučiu. Kažkas tokia. Bunkerė pats skaniausias kugelis. Visai Lietuvoj bunkerį pats skaniausias kugelis. Žinokit, tą kaip galėčiau ir parduoti. Nebijačiau už partiją paprašyti 10 eurų. Vėl biški daugokai už 10, bet jeigu už bunkerę šitą pečiaus, tai jo. Vau. Eik tu savo. Atspirka vargai. Gaila labai užtrakau. Su tuo dangčiu, su tu kalade.
Staliokas, nu bet staliokas ant stalioko jau panašus. Pagaliau. Nu galvoju šakės, kepsiu bulvinius blynus, nu. Bet visko susiruošęs, nu taigi, tik grietinės trūksta. Nu, dėkui draugam. Da pusę tiek suvalgyčiau, bet kurgi šitų namo parnešma. Toks skanus kaipgi neparneši. O, vos nepadegė. Bus namo. Labą rytą. Pelyčių atėjau pažiūrėti. Galima sakyti vien tik dėl jų. Gaila bus vėl, jeigu numirs. Tai vat, pažiūriu pelyčių, porą valandėlių pabūna, už kadrą biškį darbu ir namo. Nėra pelyčių, o bet užsidarys ląstelį ir čia paknysta. Va, apvertys ląstelį ir pastačiau vėl, ateisiu po 2 dienų. Ne taip jautriai dabar padariau, pasirodo, per jautriai buvau padaręs. Aš ir vėl prie bunkerioko, gal panašiu metu. Pamiršau vakar maisto. Buvau atsinešęs pusryčius, taip ir nesuvalgiau. Reikia eit pasimt. Nu, tuo pačiu akumus pakrausiu. Porą valandų pabūsiu. Aku už kadrą veikia, tai gal nerodysiu. Vis tiek tu pat ir arbatų verdu, ir pusryčius pavalgau. Ir gal eisiu prie malkų truputį padirbėti. Nu, pažiūrim, pelytę papuola ar ne? Dėl pelyčių šitų. Ir vaikščiat kasdien reikia. Yra, viena yra. Nešmu palaisti, kaip galvojat, kiek toli. Tai reiškia gerai, kad atėjau. Nu, gal 300 metrų negrįž. Nu, bėk laisvėn. Bėk. Bėk laisvėn. Pelytė, bėk. Bėk. Nu, va kaip greitai. Šienį savo čia galėsi ir gyventi. Va. 1:1. 12:30. Pažiūrėsim, aš 5 per 2 valandas. Kiek pakraus, prieš išeinant reiks pažiūrėti. 2 valandas 10 minučių. Va kaip tik ir baiginėjas. Gerai. Buvo 2:30, dabar 8. Čia šita eilė pirmoji sausas, čia šlapesnės, pamaišyti bus galima. 15 minučių užtrukau ilgai, tai kiek čia man? 3-5 kartam tik. Oi, tai laikas prabėga, kutu. Padabokit, kiek valandų. Aš jau 5 turėjau išeiti. Nu, nežinau, kas čia per seriją gavas, tikiuosi patika. Labai laikas prabėga. Su tuo ilgai, su tuo, nu. Ir kaip ir. Kokia čia gavas tokia. Aš tai nežinau, montuodamas pamatysiu. Tai kai visą laiką žinot, kas daryti. Laikų, belia kokį komentarų. Nežinot, kas rašyti, uždėkit šipsiukų arba nikšiukų uždėkit ir tai gerai. Kas per telefonų žiūrit, pagirimų uždėkit. Nu ir po savaitėlas, kaip ir planuoju, tai su nakvynė. Gal biškį pasilsėsiu, gal biškį daugiau padirbsiu. Tai va, nežinau. Labai dėkavoju, kad žiūrim. Nu ir ko? Kaip visą laiką, tikėkime, susitiksime po savaitėlas. Iki. Žinot, kokia mintis einant kyla. Va čia iš tikras žmogus būna. Biškiokiai, bunkeriokiai, savim. Gyvenime biški liūdnesnis. Va čia gauna. Čia linksmas. Neįsimegojus tik šiandien. Nu blogiausiu atveju pietų prigulsime. Na 12 iki 1 pamegosime. Ne, gal kaip nors. Biški jėgų nelabai. Nu baik. Magnetuko nakart pamečiau. Taip ir neparodžiau. Dabar priskabinus reikia būti, nesąmonė.